Labą dieną. Labą dieną. Kaip gyvenate? Prašau? Kaip gyvenate? Gerai. Čia skambina iš apklausų tarnybos West Coast. Iš kur nesupratau? Iš apklausų tarnybos West Coast. Supratau dabar. Jūs Taip, klausau. dabar dirbate per tų pertrauką? Dirbame. Žiūrėkite, aš užduosiu keletą klausimų, tai užtruks labai nedaug. Labai nedaug laiko, supratote mane, ne? Taip. Ar supratai mane? Jeigu nelabai daug. Nelabai daug. Keletą. Gerai. Jūsų šeimyninė padėtis. Taigi, jūs dirbate, esate išsimokymus, Alio. ar besate... Aliu, klausau. Jūsų šeimyninė padėtis. Manau, kad su rankšluosčiu valytis užpakalį tai tiesiog neįtikėtina. Ar jūs mane girdite? Taip, kažkur traukinėjate, nesuprantu. Jūsų Aliu. šeimyninė padėtis. Turiu vyrą. Iš kokio kaimo esate? Dar kartą paklausiu. Iš kokio kaimo esate? Kodėl iš kaimo? O iš kur esate? Iš miesto. Aišku. Gerai, koks miestas? Iš Ukmergės. Ukmergė. Nu, panašu į kaimą. Nu taip, gal. Dabar taip, ar turite meilužį? Ne. Esate turėjusi? Ne. Supratau. Dabar žiūrėkite, užduosiu vieną klausimą, kuris įvardins jūsų koeficiento lygį. Jūs manęs klausote? Prašau? Dabar užduosiu klausimą, kuris įrodys jūsų koeficiento lygį. Taip, klausau. Kur dingo 6 ežiukas, jeigu ėjo 3 ežiukai 5? Aš, Egidijus Ivaškevičius. Kur dingo 6 ežiukas, jeigu ėjo 3? 5, jeigu ėjo 3 ežiukai 5? Oi, dieve tu mano. Kokie ta klausimai tokie? Kur dingo 6 ežiukas, jeigu ėjo 3 ežiukai 5? Nežinau. Koks jūsų amžius? Oi, 20 metų. Aišku. Dabar žiūrėkite dar klausimas. Ar žinote, kas yra naujasis popiežius? Taip. Palauk, Regina, palauk. Alio. Žinokit, negaliu biškį dabar šnekėti. Žiūrėkite, paskutinį klausimą. Koks yra naujasis popiežius? Nežinau. Tai mes su jumis sujungiame su naujoju popiežium. Actually, det var det Asni Zara.